Labą dieną. Kaip senai nefilmavau vlogų, keista net dabar su jumis kalbėti. Noriu šitą vlogą pradėti nuo Temu Holo. Tiksliai kainų neatsimenu, bet žinau tikrai, kad daug nekainavo viskas. Kiekvienas prekės kainą jums sukelsiu čia. Pirma, turim ausinės. Atėjo tokioj dėžutėje, aišku, jų įpakavimai nėra iš geriausių, šitas net praplyšęs buvo. Taip, turim dvi ausinės, šitą nenustojo mirksėti, nežinau kaip išjungti ją. Taigi turim tokias ausinės. Ir kai įdedi vieną ausinę, čia man atrodo bus left, ne, čia right, čia left. Ir kai įdedi ausinuką, iš karto tokį rodo. Ir rodo, kad jinai kraunasi. Aš kaip suprantu, tie 92% yra viso šito, o ausinukai tiesiog kraunasi. Va, uždarai ir matai. Man labai patinka, kad čia va rašo, aš nežinau, kalbėjau su Eriku per šias ausinės, tai sakė, kad garso kokybė ne kažką, kai aš kalbėjau, bet aš dar muzikos per jas nesiklausiau. Parodysiu jums kitas ausinės ir tada eisiu paklausyti muzikos per jas. Įdomu kaip. Tada turim kitas ausinės, aš aišku jau viską čia išpakavus esu. Jos irgi, dar yra pakrovėjas. Va. Pala, ne, čia gal su šituo va yra pakrovėjas ir yra pasikeisti šitie guminukai dydžio, jeigu jums yra jie maži ar per dideli. Tada kiti irgi atėjo tokioj dėžutėj. Man šitų spalva labai patiko. Šitas irgi mirksi, nežinau kaip išjungti. Čia irgi rašo right, tai jie tiesiog taip va įsistato. Labai patiko dėžutė, labai cool. Va. Irgi rodo, kiek yra, man atrodo, šitas pasikrovęs ir va left ir right, kad kraunasi abu. Labai cool toks įpakavimas manių. Čia įskilę, ar čia taip turi būti? Ne, taip turi būti. Kraunasi. Ir kad jas išimti, tiesiog va čia va užkišat nagą ir taip va. Išsijama jos. No. Ko tu toks susiraukęs? Koks nepatenkintas Erikas? Šiandien yra sekmadienis, nežinau kodėl žiovauju, nes dar yra tik dvi. Ar jau dvi? Jau dvi? Jau dvi. Ar Dominikas man padeda. Sėdėjom visi namie, sakau, važiuojam į parduotuvę. Reikia liustro į valgomąją ir telikui rėmo, kad prie sienos jį pritvirtint. Ir šiaip noriu vieną veidrodį apsižiūrėti. Kambarį jo visai norėčiau. Arba kažkur valgomajam, kažkur namuose noriu pilną veidrodžio, nes mes neturim. Emilija turi savo kambarį labai mažiuką. Bet noriu didesnio. Tai noriu jį apsižiūrėti. Šiandien nepirksim, bet pažiūrėsim. Ką žiūrėsim? Veidrodį didelį. Kokį didelį? Kur aš tau siunčiau ir rodžiau. Koks tu susiraukęs? Zuiki, baig tau toj botokso reikės. Nu va, ir likom. Galim ar ne? Ką? Lollipop Rainbow pirkt. Tik išvažiavom iš namų Julius iš karto su savo norais. Oi, nesimato tavis. Pakarto, kokį tu žaidimą žaidė? Nuvežk šeimyną, kur jie sugalvos. Kur po Range'o važiuosim? Kur šeimyną sugalvos. Kodėl tu nepatenkintas dabar? Ką tu būtum namie daręs? Daręs. Padės man tvarkyti? Taip. Tau geriau padėt man tvarkyti, negu nuvežt mus į Range'ą? Tu čia apgaulė, aš dabar nuvešiu į Range ir tada padėsiu tau tvarkyti. Geras variantas. Va, veidrodžiai man šitas patiko, bet šitą galvoju gal į saloną labiau. Šitas labai salonė tikto, ne? O, sau, pala, šitas man atrodo buvo. Ar šitas? Ne, aš nežinau dabar. Tu geriau ateik, pažiūrėk. Žiūrim namam paveikslą. Very cute. Čia žiūrėk, mes visi galėtume stot prieš veidrodį, visi telpam veidrodį. Gražus, bet 120 svarų.
Einam žiūrėti pigesnių. Nusipirkom veidrodį. Pasirodo, televizorių rėmą turėjom namie. Ir varžtų turim. Ir nusipirkom liustrą į valdomąjį. Juodą su auksiniu. Dar kažko ant sienų reikėtų, nes labai tuščias mūsų valgomasis. Labai viskas balta, šviesu. Nes turim pilkas plytelės ir sienos baltos. Dar persidažėm, tai iš viso labai viskas šviesiai. Erikas labai piktas. Ne. Va mūsų veidrodis. Jisai iš čia. Erikas pasiėmė jau savo visus tulzus. Mano prailgintojas. Ne. Ir nusipirkom tokį liustrą. Ir nusipirkom dar tokį. Nes čia buvo labai ilgas laidas ir aš nežinojau, kas čia yra, tai aš paėmiau ir nukirpau tą laidą. O pasirodo, čia nuo lauko šviesos pasikeitėm laukę šviesą. Dabar aš nepasiekiu to laiduko. Tau padėt kažką? Kas? Blet, koks. Labai daug. Kaip labai gražiai laida išvedžioti. Čia gražiai? Ne. Senai bedarėm valgyt kartu. Tai pasidarom šiandien stir fry. Makaroniukus netokius paimu, bet manau, šitie bus labai skanus. Jie tiesiog yra platesni, nei aš dažniausiai perku tokie. Jėmu visada tokius labai planyčius, bet manau, su šitais bus labai skanu, nes jie taipogi yra rice noodles. Tada turim beef strips. Stovi jau apie 2 valandas su marinatu. Ir tada turim tokių daržovių. Pakepinsim mėsytę, sumesim daržovės, tada sumesim makaronus ir ant viršaus padažą. Paėmiau tokį Blue Lagoon. Stikite teriyaki, bet turim. Norėjau sakyti, taip ir nedabaigiau, nes telefonas nebeleido. Prasitrinau labai daug video, labai daug nuotraukų iš telefono, bet vis tiek rašė, kad neužtenka atminties. Tai ir normaliai filmuoti negalėjau. Bet pasirodo, aš tiesiog ištrinau, o iš telefono, ten kur yra recently deleted, neištryniau ir ten 30 dienų kažkur, man atrodo, stovi. Tai labai daug dabar viską prasitrinau. Turiu dar dabar 30 gigų kažkur atminties, tai dar galėsiu pafilmuoti. Parodysiu mūsų stir fry, kaip gavos. Atrodo gal visai nelabai, bet skonis tai super. Turim daržovės, mūsų beefas, makaroniukai, teriyaki padažas. Laukiu, kol Erikas ateis ir eisim valgyti. Žinau, ar vakar rodžiau, bet pagaliau turim televizorių kambarį. Jis nėra didelis, mažiukas, bet kas man nepatinka, kad čia turim labai daug laidų. Televizoriaus laidas, HDMI laidas į kompą, tada čia kompas ir prailgintojas ir kompo pakrovėjas. Yra būdas išspręsti visą šitą. Yra Amazon Fire Stick, man atrodo. Tai jį tiesiog įsikiša į televizorių ir jis gaunasi kaip Smart TV, man atrodo. Reikės labiau pasiskaityti apie jį. Yra kažkoks mėnesinis mokestis už jį. Tai tada, man atrodo, galima prie interneto prisijungti per tą visą, tai Netflixas, YouTube. Nes dabar man jį ir ištraukti ir vėl pridėti. Kai redaguoju video, išimti reikia. Erikas supyko ant manęs ir išvarė mane, nes jam nėjo varštelę prisukti. Susinervavo. Ne, susinervavo, nu tiesiog. Nes jo pirštai per dideli. Ko toks piktas? Naują šviesą turim, bet biški geltona. Nelabai matosi čia. Biški geltona. Aš galvoju, jeigu pakeist, sakykime, aš nežinau, ar matysis, bet va čia va kaip balta, čia kaip geltona. Va, toj pasitvarky šviesa. Va, kaip geltona. Na, žodžiu, tai galvojau, jeigu sudėt, sakykime, vieną baltą lemputę, kitą gelsvą. Baltą, gelsvą. Ką
Ką tu sakei? Ne, viskas gerai sakau. Ką aš galvoju?